Pradžią, kol jie išeis, padėkoti vienai vokiškų motorinių pjūklų firmai Stihl, kurie nuo 1926 metų gamina visų kategorijų motorinius pjūklus, už tai, kad jie parėmė, kad šie sportininkai vyktų ir į Rygą, ir į Maskvą Europos čempionatą. Ir taip, gerbiama publika, pora Karolis Žilinskas ir Giedrė Lechovičiūtė, šių metų Lietuvos ir European Open porų nugalėtojai su laisvąja, prašau, programa. Plojimai! Ir aš, kaip šio turnyro prezidentas, norėčiau iškart kartu su generalinė sekretorė šio turnyro, tai yra Giedrė, mes vadinusime, galima drąsiai sakyti, savo draugus. Prašau, Giedrė, į sceną, mes paimsime vieną iš šių gražių taurių ir mes norėtume dar truputėlį kreiptis į sceną, ar yra laiky Giedrė taurė, ar yra čia kompanijos Stihl atstovai. Kompanijos Stihl atstovai, ar mes turime kompanijos Stihl atstovus? Deja, mes neturime šios kompanijos atstovus, kurie taip parėmė šį turnyrą nuo mūsų. Karoli, mes darom kartu šį turnyrą, man tikrai yra malonu tau įteikti šią taurę kartu su Giedrė. Giedrė taurė, o aš Karoliui prizą. Plojimai, jie yra šių metų Lietuvos Europos čempionai. Dėkoju Jums, Karoli, kad atvykote ir dėkui tau, Karoli, kad padėte daryti šį turnyrą. Dėkoju Jums, ačiū.